Ką reiškia sapnuoti dantis? Dantis sapne simbolizuoja sveikatą ir gyvybinę energiją. Jeigu dantis sapne sugedę, skaudantis, klebantis ar su krauju, tai reiškia nemalonumus, išgyvenimus, gyvybinės energijos praradimą, ligas, kartais net mirtį. Tačiau jeigu jūsų dantis sapne gražūs, tvarkingi ir nesugedę, toks sapnas gali pranašauti blogo gyvenimo laikotarpio pabaigą. Tam tikri dantis sapne paprastai reiškia artimuosius, gimines ar gerus draugus. Viršutiniai dantis reiškia vyrus, o apatiniai moteris. Priekiniai dantis, kandžiai, yra susiję su vaikais, broliais, seserimis ir kitais labai artimais giminaičiais. Viršutiniai iltiniai dantis reiškia tėvą, apatiniai motiną. Krūminiai dantis sapne susiję su draugais ar tolimais giminaičiais. Taigi, jeigu sapne jums iškrito kažkuris iš dantų, jis kliba arba skauda, toks sapnas gali reikšti artimo žmogaus ligą arba praradimą. Jeigu sapnuojate, kad vienas iš jūsų krūminių dantų yra sugedęs arba kliba, toks sapnas perspėja, kad jūsų giminaičiui arba draugui gresia pavojus arba liga. Jeigu sapne jums krenta dantis, ne vienas, toks sapnas gali pranašauti kažkokią gėdingą situaciją arba gero vardo praradimą. Kartais toks sapnas gali pranašauti ilgą gyvenimą. Jeigu dantis sapne tapo stipresni, baltesni ir gražesni, vadinasi jūsų laukia džiaugsmas, klestėjimas ar geros naujienos. Jeigu sapne vienas iš dantų tapo ilgesnis negu kiti, toks sapnas gali reikšti, kad kažkas iš artimųjų žmonių turės nemalonumų. Jeigu keli dantis tapo tokie dideli, kad net trukdo valgyti ir kalbėti, toks sapnas pranašauja pykčius tarp artimųjų. Tai gali būti nesutarimai dėl palikimo. Sapnuoti burną su sugedusiais dantimis. Blogi žmonės jūs apčmeišis. Jeigu sapnuojate, kad jūsų dantys sugedę, vadinasi pablogės sveikata arba jūsų laukia sunkus, varginantis darbas. Sapnuoti krūvinus dantis. Sveikatos problemos, išsiskyrimas, artimųjų ar jūsų pačių bėdos, mirtis. Sapne valytis dantis. Padėsite artimiesiems ar draugams. Dantis sapne ištraukti – netektis. Tačiau jeigu sapne lengvai išsitraukėte savo sveiką dantį ir jį laikote rankoje, toks sapnas gali reikšti, kad neužilgo susilauksite vaiko arba turėsite brolį. Verslininkui toks sapnas gali pranašauti gerą pelną. Sapne skaičiuoji savo dantis. Netrukus tavo santykiuose atsiras kažkas trečias. Jeigu skaičiuojate kito žmogaus dantis, tai geras sapnas, reiškiantis, kad jūsų sąjunga tvirta ir kartu nugalėsite visus sunkumus. Sveikam žmogui sapnuoti, kad krenta apatiniai dantis, prarasite draugą arba pinigus. Ligonis šis sapnas gali reikšti, kad jis pasveiks dar negreitai. Jeigu sapne krenta kažkieno kito dantis, toks sapnas yra susijęs su tų žmonių sveikatos būklė. Pasiteiraukite, galbūt jiems reikia jūsų pagalbos. Jeigu sapne iškrenta jūsų partnerio dantis, o realybėje jis neturi problemų su dantimis, toks sapnas gali reikšti jūsų santykių problemas. Paanalizuokite, kas yra negerai, nes vėliau gali būti per vėlu. Jeigu sapne iškrenta jūsų šuns dantis, susirūpinkite savo augintinio arba gero draugo sveikata. Sapnuoti kreivus dantis – labai blogas sapnas pranašaujantis nelaimės. Sapnuoti, kad skauda dantį – problemos namuose, pervargimas, liūdesys. Sapnuoti dirbtinius dantis – klaida, apsirikimas, melas. Sapnuoti aukso ar sidabrinius dantis – turtas. Tačiau turtingam žmogui šis sapnas gali pranašauti nuostolius. Sapnuoti medinius ar stiklinius dantis – mirtis. Sapnuoti švininius dantis – gėda. Sapnuoti dygančius dantis – gyvenimo permainos. Sapnuoti, kad vienas dantis labiau atsikišęs už kitus – nesutarimai, barnai. Sapne kam nors dantį išmušti – nemalonumai, nuostoliai.
Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.